Tai labas draugai, šiandien dar vienas rajonėlis, dar viena gana įspūdinga vieta. Tai šiandien sujungsim du rajonus - Ignalina ir Visaginas. Tai dabar esame prie pačios pirmos vietos, kurią jums noriu parodyti - Ignalinos rajonas. Ir tai yra Palūšės bažnytėlė. Tai vat pasižiūrėkit. Tai yra viena iš seniausių išlikusių medinių bažnyčių visoje Lietuvoje. Statyba 1750 metai. Tai žmonės, kurie yra laikę dar popierinius litus, tai turėtų atsiminti šitą vietą dėl to, kad šita bažnyčia būtent buvo pavaizduota ant 1 lito nugarėlės. Šiaip įdomus dalykas tas, kad šita bažnyčia yra pastatyta visiškai iš medžio. Ką reiškia visiškai iš medžio? Tai, kad nėra naudota nei viena geležinė vinis, tik mediniai kaiščiai. Aišku, dabar galim įsižiūrėti, apdaila padaryta, čia renovuota, jinai jau vinukais apkalta, bet pati bažnyčia viduj po apdailą neturi nei vienos geležinės vinies. Tai yra šiek tiek išskirtinumas toks nemažas. Dar kas man labai patinka, kad jinai stovi ant kalno ir čia iš kiemo pusės matosi ežeras. Tai čia tokia labai gera vieta. Tuoj va parodysiu, kaip atrodo tas vaizdas. Tai čia apdaila padaryta. Čia jau jinai renovuota, tvarkyta jau. Kai esi kieme prie varpinės ir jeigu eini pro vartus, tai va toks va vaizdas. Ežeras. Milžiniškas. Tai va, tai šiandien sujungsim du rajonėlius, Visaginas ir Ignalina, ir padarysim tokį kontrastą tarp jų. Tai Ignalina yra tokia daugiau su gamta, gamtovaizdžiais, o Visaginas daugiau į miestą linkęs. Tai aplankysim, pradedam kelionę. Atvažiavom į dar vieną gražią vietą, vadinasi Ladakalnis. Čia rašo Ladakalnis, o čia rašo Ledakalnis. Tai nežinau, kaip čia iš tiesų yra. Tai einam pasižvalgysim. Dabar pirmiausias dalykas, ką reikia padaryti, tai išsipurkšti nuo uodų. Ką mes ir padarysim dabar. Greičiausiai, kad Ladakalnis. Einam, patyrinėsim. Pasižiūrėsim, kas tas Ladakalnis ir kaip jisai atrodo. Čia va žmonės gali ramiai atsisėsti ir pažiūrėti va į šį nuostabų akmenį. Taip, tai lipam į Ladakalnį. Jisai yra 175 metrai virš jūros lygio. Tai tokia vat gana aukšta vieta ir nuo viršaus atsiveria 3 ežerai, kurie yra iš visų pusių. Į kalną va čia kopiam dabar. Jo,
status kalnas. Jau vat, jeigu pasilenksiu, jau toj pasieksiu su ranka. Juokauju, nėra toks status. Tiesiog esam tinginiai. Va. Suoliukai, kas užkopė. Status kalnas. Jau pavargai? O, kas čia? Eitam pažiūrėsim. Tai čia va tas kalnas taip atrodo, man atrodo. Nu tai va, nebedaug liko. Dar va laipteliai. Užkopiam į viršų ir pabandysim pažiūrėti, kas čia matas iš viršaus. Gerai. Lipam dar šiek tiek aukščiau. Šiek tiek aukščiau. Ten kažkas švilpauja. Tokie va laiptukai. O, čia pristatyta kiek visko. Kažkas akmenukus išnaudoja. Tai va, užkopėm į viršų. Labai pasisekė su oru. Saulytė, šilta, vėjo nėra. Fantastika tiesiog. Ir va vidury kalno, kaip kokia antena, stovi ąžuolas. Labai tokioj, sakyčiau, karališkoj vietoj jisai čia įsipatoginęs. Tai va, tai pažiūrėkit, kaip mes esam aukštai. Ir aplinkui va, vienas ežeriukas, pasisuki toliau. Čik, jau kitas ežeriukas. Tai tokia gana įspūdinga vieta atvažiuoti. Einam pažiūrėsim, ką jūs ten pastatėt. Ką pastatėjai? Parodyk, kuris tavo. Čia tavo šitas? Nu, parodyk. Tokį va aukštą pastatėjai? Taip. Geras. Čia va kita pusė, kur ežero nėra. Nesimatosi, turbūt ilgas tas kalnas. Nu, įspūdinga vieta tikrai. Vėliau davai selfie. Ne. Ten kažkas žvejoja vandenį. Nu va, čia toks lieptelis. Bet jauti kaip tylu. Keli žiogeliai pievoj tik tais girdisi. Tai va, tokia va ramioje vietoje esam. Labai faina praleisti tokį gerą orą čionais. Tai žiauriai faina vieta. Ar papiknikauti, atvažiuoti su pleduku, pavalgyti su muštiniu, atsigerti arbatėlės iš termosiuko. Tiesiog gamtoj pabūt. Kaip jum? Patiko šitą vietą, Viliau? Labai graži. Tikisi ežerai? Matėjai ežerus? Ne. Patiko? Ne. Kodėl? Kodėl? Jam nepatinka daug kas. Man patinka ežerai. Normalu, viskas čia suprantama ir aišku. Dabar sekantis tikslas numatytas Ignalinos čia šitam rajoniuke bičių muziejus.
Tai sustosim, ne, pasistiprinsim, kažkur pavalgysim ir tada tęsim. Tai va, tai pakeliui nebuvo kur sustoti. Iškart atvažiavom čia, nes buvo apie 10 km ir pakeliui važiuojant nebuvo jokių vietų, kad ten kažkur sustot pavalgyti. Tai ponai ir ponios, bitininkystės muziejus. Tai va tik atvažiavom, iš karto va tokia va teritorija su visokiais skulptūrom, aviliais ir senoviniais namukais. Tai va pažiūrėkit. Čia greičiausiai aviliai va tokie va senoviniai. Tvora aptverta, nors va liktais va galima prasivaikščioti. Senovinis toks va namukas. Sorba tvarkingas, va, dar tokiam ir gyvenčiau visai. Tai visas šitas malonumas nėra nemokamas, yra bilietai, tai einam nusipirksim bilietukus ir apžiūrėsim viską, ką mes čia turim. Žinokit, kur parodyta paspauskit, paklausykit, paskaitykit, va čia va kur troba, tai čia yra senovinė bitininkystė, paskui va čia va svirnas, tai čia vien apie bitę, jis kaip į bitę savėje vietų. O va čia va bus iš šono durys, tai čia bitininko dirbtuvės. Tai čia yra avilių rūšys, įrankiai ir bičių produktai ir yra va tam piliečiui ypatingai pažaisti. Gerai. Einam apsižvalgysim. 4 hektarai teritorijos, vaikščiokit kur norit, daug visko galima pamatyti, pasižiūrėti, paliesti, pačiupinėti, paklausyti. Bilieto kaina suaugusiam 6 eurai, mažam vaikui niekas nieko neprašė mokėti. Nu ir va tokios va vietos. Čia galima va paklausyti turbūt. Čia vaškas turbūt. Ai, va mygtuką paspaudi ir ten rodo. O, išjungiu. O jeigu X paspaudi, išjungi. Bičių pikis, bičių duona, žiedadulkės. Galit žiedadulkėm savo salotas pagardinti. Mama, dėkui tu įjungi šitą. Čia va toks senovinis kostiumas turbūt. Čia motinėliai turbūt transportuoti. Užkonservavo, žodžiu, nepriėmė. Mes už tave nebalsavom, reiškia, o tai va. O, žiūrėkit. Koš. Oho. Su tokiu tai pasismagint galima būtų gerai. Tai pažiūrėk, kokie buvo senoviniai. Kas? Tai va, tai tokių vietų čia, kur galima įkišti noselę, daug yra. Nu, užeikim čia nais, į avilį. Ir ką jūs savo galvojat? Ir garsas va bitės aplinkui. Liukai, mes avilyje. Ką? Čia avilys. Kas čia? Nu, paspaudžiam. Galima paklausyti. Nu ir va čia va štai patalpoje girdisi bičių dūzgimas. Tai avilį. Ir čia va viską pasakoja, kaip jos valgo, kaip jos neša, kaip jos čia gyvena. Viską galima va paklausyti. Vaikams ypatingai patinka, kaip matau. Kaip tau, Viliukai, čia? Gerai. Nu ir čia esi su tuo vat dūzgimu. Visai įdomi vieta tokia. Žodžiu, čia labai galima ilgai stovėti ir klausyti, nes čia visus filmus netgi galima peržiūrėti atsistojus. Nu, bet vieta faina, įspūdinga. Graži tokia įdomi vieta. Geras. Užskaitau šitą vietą. Tai va, vaikui labai patiko, netgi sunku iškrapštyti. Stovi, žiūri, jisai ten filmukus klausosi, ten per tas ausinės. Nu? Aš girdėjau, kad ten motomieji ten norėjo padėti kiaušinį, ten įsijęs mažiukas,
Vietų, bei... Šitą jau filmavau, bet čia galima dabar jau ir užėjti. Bilietą nusipirkom, sakė, eikit kur norit, darykit ką norit, valgykit, kepkit. Jokauju, tik nesakė, bet vaikščiot galima visur. Bitininko namelis, nu užeinam. Čia važiuok ir neįgaliesim pritaikyta, viskas čia fainai. Čia va kaip anksčiau būdavo. Senoviai. Vaikas žiūrite. Oho, nepatikėsi. Atsidarai duris ir gali va pasižiūrėti. Nu, aviliai, inkilai. Pažiūrim. O, prašau, avilis inkilas. Ir ten va bitutė savo daro, medutė viską. Išstygo. Gerai, einam dar apžiūrėsim. Tai va, bitininko namelį aplankėm, pasižiūrėjom, kaip atrodo jo. Šiaip faina didelė erdvė tokia ir viskas taip loftiškai. Tai išėjus iš bitininko namelio, čia yra tokie senoviniai aviliai. Juos iš pradžių aš norėjau parodyti, bet ten pro tvorą nepraėjau, o kai dabar susimokėm, tai jau einam. Tai va čia va jie taip atrodo, va, taip va. Nu, daug čia jų. Čia dar netgi korys yra. Nu, čia jau turbūt labai seni šitie aviliai. Tai va, tai didelė teritorija, labai daug visko galima pamatyti ir man labai patinka, kad šiandien niekas už rankytės tavęs netampo. Susimokėjai, vaikščio kiek nori. Va dar kokie gražūs aviliukai. Va, visai prie pat yra kavinukė bitutė vadinasi. Bet jaučiu kažkaip, kad jinai šiandien nedirbo. Nei vieno žmogaus, bet tokia įdomi erdvė. Upelis va teka gražus. Čia va tokia va vieta. Galima kažkokį pasirodymą žiūrėti turbūt. Tokį va nusipirko vaikas meduolį, bitutė. Valgysi? Valgysi. Valgy. Taip, kas čia per mažas namelis? Užtektų tokio dydžio namo. Kokia alga tokia ir namai. O Jėzus, čia koksai mažas namelis. Pažiūrėk, kūdikėlis čia gyvena. O tai va, oligarchai. Net kūdikis savo atskirą namą turi. Teisingai. O kam klausyt verkiančią naktį? Uždarėjai namą ir verk savo. Tai valiuliavo, lėlį. Fainai. Net aš galiu jaustis didelis čia. Nu. Čia man. Pats tas. Tai va toks va mažylis namelis, koks šeimininkas, toks ir namelis. Kūdikis. Čia va po apačia vanduo, nes ten toliau upelis teka. Tai čia tiesiog tokia kaip pelkėta vieta tokia. Va. Vilius bitė laižas, patenkintas. Tylu, ramu. Va, duot meduolį, tik tas užteko ir ramybė iškart. O ten supinės yra, einam, pasisupsim. Vabalų viešbutis čia toks. Ir gyvena tie vabalai. O vabalų va čia viešbutis, o tai kiek vabaliukų gyvena. Tik nelies, netrukdykime jam gyventi. Ir skulptūrėlių va pažiūrėti galima su bitutėm susijusiam. Meškutė va lipa. Dar šiek tiek skulptūrėlių ir yra va gražios supinės. Ir pavėsinė tokiai fainai vietoj. Galima visai šeimynai atsisėsti ir pasisupti. Vaikams va pažaisti, kol tėvai supasi. Nu va, tokie pavėsiniai. Atsisės su muštiniu pavalgyti. O kodėlgi ne? Hamakai. Galima išsities kojytės. Tokia va vieta. Tobula pabendravimui. Supiesi, bendrauji.
Tai va, apėjom tokį ratą, aplinkui visą teritoriją. Gal ne visą, gal ten daugiau yra va laužavietė, čia turbūt kažkas kepa šašlykiukus. Va šitos vietos irgi nepraeikit, nes namukas yra biškė tokiau šoneliau ir vaizdas viduje visai įdomus, pažiūrėkit. Ir muzika ta pati senovė. Koks čia kvapas toks įdomus. Čia va žiūrėk kažkoks kaip šulinukas, kaip kažkas čia nieko užsikimšęs. Tai čia yra ilgakasė vaidilutė, švento aukuro ugnies kurstytoja. Šiaip labai faina vieta, ir upelis teka va, ir medžiai, ąžuolai. Tai atvažiavę čia tikrai ne tik, kad pasivaikščiosit, bet ir pavalgysit ir atsigersit. Čia visai dienai veiklos tikrai. Tai va, pravaikščiom grubiai apie 1,5 valandos. Aišku, video nebus tiek, bus kelios minutės tik tai. Bet veiklos čia visai dienai. Atvažiuokit, klausykit, skaitykit, ragaukit, uostykit, vaikščiokit, sėdėkit, čilinkit. Tikrai visai dienai čia yra ką veikti. Bet sekmadienį nedirba nei kavinukė, tai nepavalgysi. Šiaip yra krūvos visokių užsiėmimų už papildomą kainą. Galima ir žvakes pagaminti, ir medų paragauti, degustaciją. Tai tikrai labai daug ką čia galima nuveikti. Bet mes jau judam toliau. Judam toliau į dar vieną vietą, kurią noriu parodyti. Žodžiu, važiuodami link atominės elektrinės dar užsukom į vieną vietą. Čia jinai yra vidury sodo ir ją yra tikrai sunku rasti. Aš čia 3 kartus aplinkui važiavau, kol radau. Tai yra Magūnų kapinaitės. Tai tos kapinaitės yra įtrauktos į kultūros paveldo sąrašą ir įdomios jos yra tuo, kad kaip rašo šaltiniuose, kad 16 amžiuje Magūnų gyvenvietėje buvo teisiami žmonės už raganavimą. Ir viena iš labiausiai aprašytų bylų buvo tokia, kad žmonės, Magūnų gyventojai, kreipėsi į tuometinę teisėsaugą dėl to, kad jų gyvūnai dvesia. Tai buvo apkaltinta vietinė gyventoja kartu su savo sūnum, moteris Sofija. Ir sako, kad ją ir jos sūnų sudegino ant laužo. Ir paskui dar 30 žmonių iš tos giminės. Kiek tiesos yra, negaliu pasakyti. Ir yra dar viena vieta, tose kapinaitėse yra koplytėlė. Tai apie ją irgi čia daugybė visokių legendų. Va šitaip jinai atrodo. Tais laikais tikėjo žmonės, kad jeigu nori, kad koplytėlė ilgai laikytųsi, tai į pamatus reikėdavo paaukoti kažką, gyvūną, o kartais ir žmogų. Arba netgi sako, kad vaiką arba nekaltą mergelę. Tai va tokiam va legendam apipinta šita vieta, šitos kapinaitės, mažos, o aplinkui ten va sodai. Žiauriai tankų, čia viskas yra ir reikia atvažiuoti, reikia rasti. Tai va irgi ne iš pirmo karto pavyko rasti. Galima perskaityti tikrai ar per Google įvesti, ar ChatGPT paklausti apie šitą vietą. Tai rašo, kad galimai šios koplytėlės pamatuose buvo paaukotas vaikas, kad šitas pastatas stovėtų ilgai ir laimingai. Stovi. Gerai, užsukom, pasisvečiavom, važiuojam toliau. Kas baisus atrodo, įėjimas toksai nejaukus. Nejauku čia. Dėl to aš nenorėjau čia būti. Aš nebuvau viduje. Ir aišku, tokios legendos, kad ten va vaikas paaukotas pamate. Koks tenai, sakei, fundamentinis aukojimas. Ten pasivaidavo. Kokia moteriškė? Ten moterų buvo juodais drabužiais. Nebuvo jokios moters ten. Ta prasme. Gal ten Sofija. Aš tau rimtai sakau. Tam buvo moteris juodais drabužiais apsirengus vaikas papalį. Gerai, bėgam iš čia tada. Tai buvo? Ne, aš tai nemačiau. Tu juokauji. Aš nei vieno žmogaus ten nemačiau. Bėgam iš čia. Nu va, atvažiavom į Ignalinos atominę elektrinę. Va toks va paminkliukas. Ne paminkliukas, bet kelio ženklas. Nu, bet jau dabar, jau kaip paminklas jisai čia dirba. Per visą kelią va toks va vamzdis, vamzdynas. Gerai, važiuojam, pasižiūrėsim iš arčiau, kaip atrodo. Nu
va, ir visur tie vamzdžiai šonuose. Ir to jau žvinga matysis jau. Duoj čia pačiam Lietuvos pakrašty. Nu va, ponai ir ponios, Ignalinos atominė elektrinė. Ar čia nebuvo Černobylio serialo filmuotas? Galimai. Nu va, atvažiavas yra ir autobusų stotis čia vietoj. Aišku, milžiniški dideli pastatai ir pati jėgainė. Kaminai va. Einam iš arčiau pažiūrėsim. Žodžiu, žmonės išeina į lauką ir sako, čia nefilmuokit ir nefotografuokit. Tai mes nieko ir panašaus ir nedarom. Žodžiu, žmonės vaikšto, sako, nefilmuokit, čia negalima. Nefotografuokit. Žodžiu, žmonės išeidinėjantis iš pastato sako, aišku, rusiškai jie kalba, sako, ten, vat, nueinat, susimokat ir tada galite užeiti į ekskursiją. Turi būti iš anksto suorganizuota, surinkta grupė, tada galite prasivaikščioti, bet ten griežtai jokių fotoaparatų, jokių kamerų negali būti. Gal nebent irgi suderinti atskirai tada reikia. O dar sako, jeigu pas tave ten dirba giminė, tai tada gali nemokamai užeiti. Mes neturim giminių čia. Gerai, važiuojam. Dar turiu 2 vietas, kurias noriu aplankyti. Tai užsukime dabar į patį Visaginą. Ir šiaip man tas Visaginas su Ignalina tai kaip pora Facebook'e, kurie nusistatė statusą savo It's Complicated, nes Ignalinos atominė elektrinė yra Visagine. Kažkaip taip. Taip, tai dabar esame pačiame Visagine ir vienas dalykas, kas man užkliuvo už akies, tai vidury miesto tarp 9 aukščių stovinti cerkvė. Nu keistas vaizdelis, nu patys pasižiūrėkit. Tiesiog, va, tarp 9 aukščių. Maždaug, nusileisiu iš 6 aukšto biškį pasimelst. O įdomu, kas va šitie pastatai. Ar čia irgi? O gal čia tiesiog laiptinė tokia. Tarp pastatų tiesiog, va, cerkvė, prašom. Tai toks neįprastas vaizdas, ne kur nors, žinai, gamtoj, ne kažkur, bet tiesiog tarp 9 aukščių. Tai iš pradžių dar nebuvo tas cerkvės. Iš pradžių jie tą cerkvę buvo pasidarę paprastam bute tiesiog. O paskui išaugo paklausa, sako, hebra, mes nebetelpam jau čia į tą 3 kambarių butą, tai pasistatom, davai cerkvę. Ir prašau, 92 pradėjo, 99 buvo pašventinti. Visai toks įdomus variantas. Šiaip pats miestelis, tai sakyčiau, gan visai jaukus. Daug žalumos. Nėra apleista. Šaligatviai, gatvės, keliukai, viskas yra sutvarkyta, viskas čia tvarkoj. Visai čia gal mes papuolėm į tokią jaukią vietą. Nežinau, kitų miesto gatvių neplanuojam aplankyti, bet šitą tai paliko įspūdį. Tai iš buto perkeli tiesiog į lauką ir viskas. Gal ir yra slaptas kažkoks iš 3 kambario. Žodžiu, atvažiavom į paskutinę vietą, kurią norėjau parodyti ir atsimušėm į grotas. Nes šitas bokštas, į kurį aš norėjau lipti, yra uždarytas, užtvertas, lipti negalima. Negalima lipti. Va. Čia jisai užvirintas švis. Ne tai, kad spina uždėta laikinai, bet jisai čia iš vis yra užvirinta. Užvirinta, kad niekas iš vis net negalvotų lyst. Nu, čia sako, kažkas buvo šoklių čia nais. Nu gerai. Negalima, tai negalima, nu tai ką padarysi. Šiaip, jeigu būčiau vienas, gal ir susigundyčiau ten perlipti per tą tvorą ir užlipti tą bokštą. Bet kadangi esu su vaiku, tai aš jam tokio pavyzdžio ir nerodysiu.
Tai va, tai aplankėm šiandien visai nemažai vietų. Kaip jums? Tau patiko? Patiko. Tai va, tai šiandien tiek. Aplankėm viską, ką norėjau parodyti. Pamačiau viską, ką norėjau pamatyti. O dabar sakome ate ir susitiksim kitam rajoniuke. Čiau, čiau, čiau.